Sveiki visi, šioje pamokoje šiek tiek dirbsime su direktorijomis ir gal tam skirsime kelias pamokas. Tiesiog, kai PHP kalboje dirbsite su failais, labai pravers toks dalykas, kaip žinojimas, kaip atlikti veiksmus su direktorijomis ir panašiai. Tai taip pat, jeigu kartais sugalvosite kurti, sakykime, su PHP FTP valdyklės, sakykime, norėsite valdyti tas visas direktorijas ir tai tikrai labai pravers. Tai šioje pamokoje aptarsime kelias funkcijas ir pirmoji tai būtų tokia: atvaizduojame iš karto, nes jie pati neatvaizduoja atsakymą, o tik tais grąžina PHP kodui. Tai irgi integruota funkcija ir jos pavadinimas toks get cwd ir jį gauna, sakykime, jį išgauna direktoriją, kurioje jūs esate. Ir štai jums atvaizduoja, kad jūs esate direktorija C, vamp ir www. Ir antra funkcija, taigi atvaizduokime breiką, ir antra funkcija yra tokia, kuri pasirenka direktoriją. Tai mes esame šioje direktorijoje, kaip matote, ir tarkim mes norime peršokti į anketos direktoriją. Ir tiesiog darome taip. Na, štai. Rašome funkciją. chdir berods ir rašome, į kokią direktoriją jūs norite patekti, tai tarkim anketos. Ir toliau vėl atvaizduojame būtent direktoriją, kurioje jūs esate. Ir turėtų pasikeisti. Na štai, jūs buvote šioje direktorijoje www ir jūs pasirinkote direktoriją anketos. Tai reiškia, kad jūs tiesiog peršokote į kitą direktoriją. Ir tai tikrai naudingas dalykas. Na ir dar vienas dalykas, kurį norėčiau jums pasakyti, tai tarkim, jūs norite sužinoti, tarkim, išgauti visas direktorijas ir failus atitinkamoje direktorijoje. Tai tarkim, štai, darome taip. Iš pradžių į kintamąjį direktoriją, dir, tarkim, išsaugokime taip funkciją dir ir nurodykime direktoriją, tai tarkim, vėlgi anketos. Taigi direktorija anketos ir kintamasis dir tiesiog turės, kintamojo dir reikšmė bus atsakymas, kurį grąžina dir funkcija. Ir su tuo dir kintamoju mes galėsime atlikti atitinkamus veiksmus, tokius kaip skaitimas ir panašiai. Tai toliau ciklas while, kol kintamasis dir lygus direktorija, toliau brūkšnelis ir štai toks laužtas skliaustas, ir tai tiesiog nurodo šiai funkcijai, sakykim. Tačiau, kadangi funkcija įdėta į kintamąjį dir, tai mes nurodome kintamajam dir, kad norime skaityti failus. Ir tiesiog uždarome visą tai, ir tai reiškia tai, kol, sakykime, šis ciklas vyks tol, kol ciklas neprasisuks tiek kartų, kiek yra direktorijoje anketos failų. Jeigu direktorijoje anketos yra 2 failai, tai šis ciklas kartosis 2 kartus. Ir kiekvieną kartą dir kintamojo reikšmė, kadangi mes čia nustatome vėl, tarkim, čia galime net failas. Ir štai, failas kintamojo reikšmė kiekvieną kartą, kol ciklas kartosis, bus vis kitokia. Iš pradžių kintamojo failas reikšmė tikriausiai bus anb.txt. Kai ciklas suksis antrą kartą, tas kintamasis failas jau bus kitoks. O čia tiesiog direktorijai anketos nurodome, kad norime skaityti jos failus. Ir skaito ne pirmą failą, o tiesiog visus, kadangi visa tai yra ciklo viduje. Ir tiesiog atvaizduojame kintamasis failas. Arba failas, dvitaškis. Sujungiame su kintamoju failas ir pereiname prie kitos eilutės. Ir štai failas taškas ir dvitaškis. Tai, iš tiesų tai yra taškas, tai reiškia, tarkim, jeigu buvote naudoję FileZilla naršyklę,
FTP naršyklę, tai jis tiesiog ant jo paspaudus, jis grąžina jūs į pagrindinę direktoriją, tai šiuo atveju C. Paspaudus ant 2 taškų, jis tiesiog grąžina jūs į praeitą direktoriją, kitaip tariant, 2 taškai reiškia, kad ši direktorija, kurioje mes dabar esame, tai yra anketos, yra kažkokioje direktorijoje. Tai reiškia, kad ji nėra pagrindinė direktorija ir ji yra kažkokioje kitoje direktorijoje. Ir toliau prasideda failai anb.txt, index.php ir tomas.txt. Tai štai galime net patikrinti ir taip 3 failai ir dar tie 2 taškai. Tai štai tiek ir tai galima padaryti tai galima apskritai daryti įvairiai, galime net nenurodyti, o ten iš pradžių peršokti, o tada tik tai daryti ciklą, bet pagrindė esmė, manau, aiški ir kitoje pamokoje, manau, aptarsime kelias likusias funkcijas, kurios taip pat padės žaisti su direktorijomis, ne tik skaityti, bet, trinti jūs jau tikriausiai mokate, jeigu ne, tai išmokinsiu, o kurti ir redaguoti ir skaityti iš failų tikrai mokate, dar pirmose pamokose jūs išmokiau. Ir tai, čia pamokoje tikrai tiek ir kitoje pabaigsime žaisti su direktorijomis, o dar toliau, manau, nežinau, bet gal bus dar porą pamokų, kadangi ir taip tų pamokų jau nemažai. Ir manau, pradėsiu kokią nors kitą programavimo kalbą, tarkim Pythonas arba Pascalis, arba bent jau Delphis. Delphis tikrai įdomu. Ir, pažiūrėsim, bet PHP pamokų dar tikrai bus, bet galbūt tiesiog trumpam nutrauksim tas pamokas. Dar nežinau, bet tiesiog galbūt laikinai pristabdysiu ir pradėsiu ką nors naujo. Bet, aišku, galima ir pratęsti. Tiesiog jūs komentuokite ir prašykite labiau tikslesnių dalykų. Tarkim, jūs norite susikurti svečių knygą, tai ir parašykite, kad norite pamokos, kaip susikurti svečių knygą. Tiesa, tokia pamoka jau buvo, bet pavyzdys tiesiog. Ir, manau, šioje pamokoje tiek ir laukite kitų pamokų, prenumeruokite, laukite kitų programavimo kalbų pamokų ir prie mūsų komandos netrukus prisijungs dar keli garsintojai ir jie taip pat kurs pamokas. Ir tiek. Tai taip pat norėjau pasakyti, kad bus tokie mano kurti videoklipai, kuriuose, nežinau, tikriausiai bus tiesiog uždėtas paveikslėlis ar šiaip kokia nors dokumentacija ir tiesiog bus išsakysiu visus atnaujinimus ir naujienas, kas vyks šiame kanale. Tai yra, jeigu mes pasiryšime kurti naują pamokų seriją, tai tarkim Pascalį, ir mes būtent tuose videoklipuose, kurie maždaug kursiu kas savaitę, pranešime tiesiog, kad norime, kad kursime būtent kažką apie Pascalį ir panašiai. Tiesiog, sakykime, išsakysiu visas naujausias naujienas susijusias su šio kanalu ir kas naujo ir ką žadu daryti ir panašiai, tai tiesiog laukite. Ir ateityje tikrai bus daug pamokų ir skirtingų programavimo kalbų ir ne tik, galbūt bus ir Flash pamokos, galbūt bus Photoshop pamokos, bus įvairių pamokų, bet ateičiai planuoju Delphis, Pascalis, tai beveik tas pats, aišku, bet pradėsiu nuo Pascalio, po to galbūt net pereisiu prie C++ ir prie Pythono. Tai tiesiog laukite viso.